Kam viso tau reikia, viso amatų centro šito ar apskritai? Nežinau, man žmona bara mane visada, nes, kaip pasakyti, pinigų neuždirbsiu iš to, bet reikia. Kažkas yra, reikia to, nežinau, išdrožė, kai kitas sako, o tu droži iki 11, ten 12 valandų, o išeinu, dusetose tamsu būna, jau vienas sėdumas, 3 km Gilmas, kaip mes gyvenat. Važiuoju, čia dusetose vienas tamsus. Bet jeigu man nepatiktų, aš nebūčiau. Vėl aš pats pagalvoju kartais, man, nežinau. Buvo svajonė, kad pasidaryti iš pradžio kažkokias dirbtuvės, o po to, kad dusetose centre, kad žmonės užeitų. Vasarą labai daug ir svetimų atvažiuoja, užsieniečių. O čia ir buvo, kad atidarau duris, aš drožinėju, ateina, žiūrėk, užsieniečiai ateina, ten prancūzai ateina kažkokie vėl, nežinau, vasarą aš svajonę tokią vieną dieną nemokamai padaryti. Sekmadienį galvoju, įsinešti stalų daug, uždėsiu reklamą, uždėsiu gramofonus senoviškus ir vaikams švilpukus drožti. Tokia pasidaryti šventę, vaikams grinai diena švilpukų drožimo. Tai šalia to amatų, tai turbūt ir menui lieka laiko, ne? Pasipiešiu ir lieka. Menas žinot, kada gimsta, šitas prievirstė, viskas. Kaip atsiguliu lovą ir pasiimu lentą kažkokią, arba sąsiuvinį. Ir tada galvojimas, šitie gyvybės medžiai, man labai patinka gyvybės medžiai, paukščiai, ten žalčiai kažkokie, jie turi reikšmės, tų idėjų semiuosi iš knygų, bet šiaip daug semiuosi iš karpinių knygų. Paprasčiausia, turiu nemažai knygų, Utenosgi yra, ten vėl, ir iš karpinių. Vartau ir tad gimsta ten kažkoks tai žaltys, kažkoks medis, kažkoks tai ten vėl. Ir viskas, atrodo, piešinį, tu nieko daug nematai, gali mažutį taškelį kažkokį pamatyti ir iš to taškelio išeina kažkas, kas gal gerai, gal negerai, nežinau, bet darai, kas patinka. Menas pomėgis atsirado jau nuo vaikystės, taip? Čia jau matyti, nes 15 metų įstojau Kauno meninių baldų stalius. Ten buvom dabar dailės mokykla, būdavo 52 profesinė. Buvo 4 į vieną vietą, reikėjo 2 egzaminus piešimo laikyti. Tai čia man visi neįstosi tai laikais. Brolius nuvežė, Kauno nežinau, nupiešiau asotį, nupiešiau ten pieštuką, ten drožybą ir žiūriu 5-4. Žiūrint, stojau. Ir tada viskas prasidėjo. Tada jau stipriau, tada Utenogį atlikinėjau praktikas 300-400 per vasarą reikėdavo tušinukų išdrožti, dėžučių šitų, ten buvo minija, Plungės filialas. Tada armijai užrašai visokie, taip kiekvienas laikotarpis visada su drožybos susijęs. Kol galų galiai įsigijote menų centrą, amatų centrą ištisą. Ir žadate toliau tęsti savo veiklą, taip? Taip, dabar turėjau tautinį paveldą, dabar meistro